Marijampolėje jau visai greitai, o tos rungtynėse Deividas Šemberas jau dalyvauti neabejotinai galės. Tai va, bet vėlgi Žalgiris turi ilgą atsarginių žaidėjų suolelį, turi daug lygiaverčių žaidėjų ir taip, Šemberas yra didelis vardas Lietuvos futbole, tačiau negalima sakyti, kad tai yra absoliučiai nepakeičiamas žaidėjas ir kad dabar Žalgiris turės didelę skylę toje pozicijoje. Jokių būdų ne, tarkim, šiandien gynybos viduryje mes matome man tikime į pažintį su komandos sudėtimis, yra čia keletas pasikeitimų, tačiau tai normalu, treneriai ieško optimalios sudėties ir šis mačas, tarkim, Trakams yra apskritai svarbiausias praktiškai per visą komandos gyvavimą žaidimui tarptautinėje arenoje, būtent UEFA Europos lygoje, tai yra klubo tikslas. Tačiau žinoma, kad tai gyveninti šiandien bus sunku, tačiau neįmanoma. Vieno įvarčio deficitas, jis vėlgi dar nieko tikrai nereiškia. Ir tai pradėkime nuo Trakų komandos. Paulius Grybauskas gina vartus. Paulius numeris yra 1, gynybos vidurėje 15 numeris labiau už Dešinėvičius. Dešinėje gynybos grandyje Dariušas Zachaševskis. Dariušas Zachaševskis numeris 18, kairėje žaidžia Besiki Amašukelį. Ir Besiki Amašukelį rungtyniauja, žinoma, tradiciškai 9 numeriu pažymėtais marškinėliais. Aikštės vidurys Jurijus Mamaevas, 79 numeris, o taip pat aikštės vidurėje šiandien žaidžia ir Darius Micika, jo numeris 6. Amašukelį, žinoma, žaidžia ne kairių gynėjų, o kairių saugų. Kairių gynėjų žaidžia Darius Cibulskas, numeris 25. Ir taip, aikštės vidurėje, žinoma, Vytautas Lukša. Lukšos numeris veikia, ne, jokių būdų, ir matome praktiškai vienas iš svarbiausių rungtynių per visą klubo istoriją, galbūt netgi svarbiausias, ir daug žaidėjų iš praėjusių metų šiandien yra startinėje sudėtyje, žaidžia jie nuo pat pirmųjų minučių. 11-ukas, kurį meta Žalgiris, irgi šiandien yra toks, sakykime, saugai, dešinėje 99 numeris, tai Seržas Niodži, kairėje Jakubas Vilkas, numeris 10. Ir priekyje šiandien ne Kipriotas, ne Kristis Andrejau, kaip žiūrovų išties daug šiandien yra Lietuvos futbolo federacijos stadione, jie supranta, kokia yra šių rungtynių svarba ir viena ir kitai komandai. Žalgiris praėjusiame sezone Lietuvoje susišlavė viską, ką tik tai susišluoti buvo įmanoma. Super taurę Žalgiris gavo LFF stadione, buvo sužaidęs neįtin išraiškingas rungtynės prieš Klaipėdos Granitą 1-1. Ir apskritai paskutinės 3 rungtynės A lygoje nebuvo Žalgiriui labai geros, taip buvo pavykę įveikti Bangą 2-1, tačiau tik tai pačioje rungtynių pabaigoje, tik tai per pridėtą laiką ir po labai sunkios kovos, tuose rungtynėse Deividas Šemberas ir gavo tą raudoną kortelę, dėl kurios čia buvo neseniai pateikta apeliacija ir iš dalies į rungtynes jūs taip pat galėsite stebėti tiesiogiai per Futbolo TV, jas komentuos mano brangus kolega Giedrius Vaitkevičius. Ir jeigu turite galimybę, žinoma, atvykite rytoj į Klaipėdos miesto stadioną. Visas Žalgirio žaidimas nebėra ir natūralu, jog reikia laiko tam, kad tie žaidėjai, kurie nauji atvyko į komandą, pritaptų prie kolektyvo, ne tik tai už aikštės ribų, tačiau žinoma ir aikštėje, kad jie suprastų savo komandos draugus iš tiesiog akies žvilgsnio, iš mirktelėjimo. Ta komunikacija taip greitai neateina. Buvo šiame sezone labai gerų Žalgirio rungtynių, kaip prieš Sūduvą, kaip prieš tą patį Atlantą. Sūduva buvo įveikta 8-1, žaisdavo jis nemažai praėjusiame sezone ir atraminio saugo pozicijoje. Čia į tarpelį metamas kamuolys Nerijui Astrauskui. Nerijus vienas iš greičiausių futbolininkų turbūt apskritai rungtynėje kaip krašto gynėjas, tačiau paskui buvo persakytas praktiškai į aikštės vidurį, kadangi tikrai nuolatos Trakai negali remtis visais žaidėjais, tai vienas, tai kitas traumuotas ir tenka ieškoti įvairiausių sprendimų Edgarui Jankauskui. Beje, Žalgiris būtent Trakai neseniai žaidė ir dublerių pirmenybių rungtynės ir tas rungtynės įdomu tai, kad Trakų komanda ant atsarginių žaidėjų suolelio Pyrio ir Žalgiriečio. Taip kad nepraleiskite tos transliacijos. Lygos naujojo turo maratonas prasidės penktadienį rungtynėmis tarp Pakruojo Kruojos ir tai iki pat rudens futbolo transliacija jums trūkti tikrai neturėtų. Rodysime futbolo labai daug. Ir ne tik tai A lyga, kas be ko. Galimybė pereiti pavojingą ataką link Astrausko. Tačiau kol kas Astrauskas pernelyg dažnai tų kamuolių negauna. Žalgiris šiandien atrodo labai rimtai nusiteikęs. To patį galima pasakyti ir apie Trakus, sunku pasakyti, gal kažkoks toks jaudulys kausto iš kitos pusės. Vėlgi, Trakams svarbu yra disciplina ir maksimaliai reikia. Vilkas. Niekštės vidurį. Linas Pilibaitis patikimai žaidžia. Tas Friedrichas vėliau adresuoja kamuolį Seržui Radavičius. Ir čia sėkmingai Trakai apsigina. Tačiau užpulti vėl nepavyksta, Lukša visiškai kamuolio negauna, galbūt ir yra akcentuojama, kad Lukša šiandien kamuolio negauto, dabar yra Solominas ir ar Lukšai pavyks tą perdavimą atlikti, sunku. Lukša baudos aikštelėje, Lukša
Pats viską bando užbaigti ir individualiai koks pajėgų žaidėjas yra Lukša. Pliuga šiaip netaip gelbsti savo komandą. Trakai va taip rodo danties. Lukša. Ir toliau Lukša. Pražanga be jokios abejonės. Ir nors ir nenori su to sutikti gerai. Mantas Frydrikas antrame aukšte žaidžia patikimai. Varžovus neleisti. Tai yra nepaspausti varžovus, o tiesiog aktyviau patiems žaisti prie varžovų vartų. Lukša. Šėgos neišsiryšta smūgiuoti šį kartą ir Žalgiriui pavyksta apsiginti. Niodži. Išėjo į ataką Trakų komanda. Ir manau, būtent dėl tokių epizodų Astrauskas šiandien ir buvo išleistas į starto sudėtį. Jis yra labai greitas žaidėjas. Nežinoma, didelė netik turėjo Jurijus Mamajevas. Tačiau laikų vartus paliko Armantas Vitkauskas ir neleido varžovui užkariauti jo tvirtovės. Antrame aukšte Mantas Frydrikas nuostabus. Toliau ir jau aštrumo nebėra, Šverliuga piktas. Šverliugas kėščia rankomis, nepatinka jam tai. O čia Andrezinį. Ir ten pranašesni Trakų futbolininkai. Man tokios rungtynėse tikrai, manau, praverstų Tadas Labukas. Vis tik ir komandų minučių, o kas ten žino, galbūt mes netgi matysime pratesimą. Tai irgi gali būti. Dabar jau įdomu, Mamajevas. Paskutinė akimirka, dabar jau Frydrikas žaidžia nuostabiai, gelbėjo komandą nuo problemų. Antra pirmojo kėlinio pusė galbūt net ir priklauso Trakams, kurie iš tiesų turėjo kelias puikias progas įmušti ir netgi, sakykime, tos situacijos turbūt Trakų komandos buvo netgi pavojingesnės. Gerų perdavimų visiškai vienas prieš vartininką ir Armantas Vitkauskas sužaidė tiesiog puikiai. Na, rezultatas galėjo būti ir kitoks, tačiau kol kas 0-0 ir kol kas intriga labai didelė ir nepanašu, kad šiandien anksčiau laiko ta intriga galėtų dingti, nes abi komandos labai komandoje nėra, tie 11-ukai, kurie pradėjo rungtynes. Tie 11-ukai ir toliau. Jas tęsia, na, o mes galime galbūt pažvelgti į atsarginių žaidėjų suolelius abiejų komandų, tiksliau į futbolininkus. Tadas Kauneckas ant suolo, Žalgiris turi Luką Lidakevičių šiandien tarp kitko. Aikštės žaidėjai Trakai turi tokius atsarginius: Rokas Macenzovas, Povilas Krasnovskis, Mantas Rimkus. Man potencialiai galėtų pastiprinti visų pirma žaidimą priekyje. Lukša į baudos aikštelę, labai neblogai pakeltas kampinis ir gali džiaugtis, kad viskas baigėsi laimingai, o čia jau turėti dėl jo žaidimo, dėl jo priimamų sprendimų. Ir Velička šiandien man patinka. Čia Mantas Frydrikas, manau, viena iš didžiausių staigmenų galbūt Žalgirio sirgaliams, kad jis buvo nuo didesnių nemalonumų. Andrezinių, na, toks įspūdis, kad tiesiog su kiekvienomis rungtynėmis vis labiau jis įsijaučia Žalgirio ekipoje. Čia Frydrikas. Radavičius bando ten toliau žaisti į liniją. Rungtynės baigtųsi 0-0. Aš nemanau, kad Žalgiris galėtų liūdėti, nes tai reikštų, jog Žalgiris žengia į taurės finalą. Tai yra vienintelė užduotis. Dabar nepavyksta užsikabinti už kamuolio Nerijus Astrauskui. Jis rodo Lukšai, kad galėjo duoti man tolėliau į plotą. Bet kuriuo atveju Lukšam taip gerai mato aikštę. Jo priimami sprendimai dažniausiai yra teisingi ir intrigų nebuvo. Viskas, ką jie apriema, iš esmės yra labai teisingos situacijos ir galima sakyti, netgi teisėjai kol kas buvo gana nematomi, o tai teisėjams dažniausiai būna didžiausias komplimentas. Jei būtų galima duoti kamuolį, galų gale pasirinka tokį sprendimą, atlikti aukštą tolimą perdavimą. Ten jau Mantas Frydrikas neprileidžia prie kamuolio Nerijaus Astrausko. Mažiau laiko liks, tuo žinoma labiau bus priversti Trakai suaktyvinti savo puolimą, nes paprasčiausiai rungtynių pabaigoje į toliau rezultatas bus toks, teks galbūt eiti ir vaba, nes prarasti tikrai nebus ko. Ir dabar nėra ko prarasti Trakams, žinoma. Ojojoj, kaip Armantas Gris metai ir panašu, kad Žalgiris nori įmušti tą antrą įvartį, kad būtų sąlyginai ramiau žaisti. Dabar, tas pranašumas, kurį Žalgiris serijoje bendra turi, jis yra labai trupu. Ir dabar gal ir perlaiko truputėlį Andrius kamuolį. Čia užpulti Trakams visiškai niekas neleidžia. Frydrikas link Seržo, truputėlį stiprokas. Antras kėlinys, toks atsargus pakankamai. Žalgiris lyg ir bando eiti į priekį, bando kurti progas, tačiau kad kažką labai jau. Ir toliau su kamuoliu Trakų komanda, čia yra Mamajevas.
Yra ir Lukša pats baudos aikštelėje, griūna, teisėjas Švilpukas tyli. Nerijus Dunauskas sako, kad nieko čia nebuvo, pats ir Lukša nelabai apil kamuolį ir nepaleido savo varžovo. Čia Friedrichas tiesiog va taip. Toliau kamuolį muša. Viskas būtų išėjimas vienas prieš vartininką. Tačiau dabar jau žmogus, kuris globoja Mamaevą, vertas pagirų. Nepaleido jo taip lengvai. Trakai šiandien žaidžia išvykoje ir jums tas įvartis būtų itin svarbus. Jeigu Trakai laimėtų per pagrindinį laiką 1-0, prie ekipą matysime Eiviną Zagurską. Vidurio saugą, žiūrėsime, kągi pakeis jis. Irgi bus įdomu pažiūrėti tą sprendimą. Žaidęs per savo karjerą krašte ir nieko labai naujo jam čia nėra. Solomonas kovoja šiandien, labai daug jėgų pareikalavo rungtynės ir tas keitimas tiesiog siekiant, manau, įmest Trakų garbę. Ir keitimų karuselė įsisuka. Keitimą atliks ir Žalgiris. Praktiškai pastaruoju metu apie tai tik tai ir belieka kalbėti. Čia nepavyksta užsikabinti už kamuolio Krasnovskiui. Krasnovskis, jo perdavimas į baudos aikštelę, gynėjai tai skaito. Dabar jau Trakai, pasižiūrėkite, kaip aktyviai presinguoja Žalgirį jų aikštės pusėje. Anksčiau to nematėme, bet kaip jau minėjau, to priežastis Zagurskas. Perdavimas kam atgal Zagurskui. Bet kuriuo atveju, kuo viskas baigėsi, mes matėme. Dione, naujame stadione, taip kad tikrai bus puikia galimybė, manau, visiems gerbėjams atvykti ir gyvai pasižiūrėti į dvi komandas, kurios ir kovos dėl to trofėjaus. Čia Niodži perkelia gražiai ir kaip jau aš minėjau, šiandien apskritai tokios rungtynės, kur teisėjai gana nematomi ir tai turbūt pasako, kad jie savo darbą atlieka gerai. Bent jau apie teisėjus taip sakoma. Čia Krasnovskis ir toliau Krasnovskis su kamuoliu. Griūna, pražangos nėra ir čia jau žaibiška kontrataka. Eivinas Zagurskas. Ir blokuojamas yra jos smūgis. Toks lengvas chaosėlis. Žalgiris. Šiose rungtynėse sprendžiasi, kuri iš šių komandų pateks į taurės finalą. Lengvas gaisras baudos aikštelėje, ugniagesiai spėja. Bent jau kalbant apie atsidavimą ir požiūrį rungtynės, jis yra maksimalus. Šiandien tos rungtynės, kuriams nuteikinėti Trakų nereikėjo. Kitos pusės, kai pats neįmuši nei vieno, gali kaltinti pats save, o progų buvo. Progų buvo ir šiandien, ir pirmose rungtynėse. Žalgiris jau tiesiog štai taip atsišaudo, siunčia kaptynių teisėjas. Dabar jau ir tokie sprendimai yra pilnai suprantami. Tolimi perdavimai tikintis, kad kas nors už tų kamuolių užsikabins. Ir užsikabina Mamaevas, netgi sekundės, ne minutės. Kaubas gerai pakovojo antrame aukšte. Pažiūrėkite, kur žaidžia Linas Klimavičius. Jis yra gynėjas. Jau yra būtent taip. Smūgis! Ir pat našu, kad lietė kamuolį vienas iš žalgiriečių ir gavosi savotiškas blokas. Buvo kažkada toks realybės šou, kelias į žvaigždės. Šiandien jame dalyvauja ir Vilniaus Žalgiris, kuris čia taip. Sprendimas, kuris turbūt galutinai. Dvi to greito įvarčio versijos, galima sakyti, kad taip. Viena būna tokia, jog ta komanda, kuri įmuša, iš karto pradeda spausti varžovus ir galima sakyti, kad po to greito įvarčio tarsi būna pabudinta. Ir varžovas galima sakyti, jog iškart nuleidžia rankas. Žiūrėsime, kaip bus kol kas gražinamas kamuolys atgal Pauliui Pociui, klaipėdiečiui, tačiau jis gina, jeigu galima sakyti taip, žiūrovai sirgaliai, tie, kurie atvyko čia į rungtynes Šiauliuose, žinoma, yra patenkinti tuo, jog įvartis yra pelnytas jau pačiomis pirmomis rungtynių akimirkomis, o Marius Papšys kėlė pirmąjį kampinį šiose rungtynėse ir po jo Šiauliai sugeba apsiginti. Darius Jankauskas, jo, Evaldas Roziulis, atrodo jis įmušė įvartį, jeigu gerai spėjau pamatyti, kas įvyko labai greitai pačioje rungtynių pradžioje. Šiuo 22 rungtynės yra sužaistos, bent jau jis yra tiek Evaldas Roziulis yra sužaidė, žinoma, komandom tai yra jau galima sakyti 55 taškus ir užima antrąją vietą, galima sakyti, kad kovoja dėl tos vis dar pirmosios vietos.
ir yra artimiausi persekiotojai Vilniaus Žalgirio ekipoje. Žalgiriečiai kol kas turi 63 taškus ir jie yra sužaidę 25 rungtynes. Panevėžio Ekranas 26-53, tokias 28 rungtynių. Po to žengia Pakruojo 40 taškų, 26 mačai, Banga 26-30, tai kad dabar Skirmantas Rakauskas, vėl išmuštas kamuolys, Žukauskas. Ir išmuša kamuolį iš baudos aikštelės Mantas. Ir dar vienas šansas, jo perdavimas į baudos aikštelę ir išmuštas kamuolys. Dabar po to smūgis į vartus. Ir Mantas Fredrikas atlieka perdavimą į priekį, beje, reikėtų iš karto ko gero po Evaldo Razulio įvarčio prisikeitė 3 komandas. Buvo Šiauliai, buvo Pakruojo pusę metų, o dabar jau Klaipėdos Atlantas. Andrius Bartkus, irgi buvęs Šiaulių futbolininkas, jis yra ant atsarginių žaidėjų suolo, kaip Šiaulių komandos futbolininko Tautvydo Eliošiaus brolis. Daugiau lyg ir nelabai galbūt ir surasi kažkokius sąsajų tarp vienos ir kitos komandos. Atliekamas perdavimas į priekį. Čia dabar ataka dešiniuoju kraštu. Ir Stovilio perdavimo. Ir iš karto ir toliau. Atlantas spaudžia savo varžovus, nori spręsti jau pačioje rungtynių pradžioje viską, o dabar Mantas Fredrikas išmuša kamuolį. Taip labai sunku, kol kas Pauliui Pociui labai sunku man. Tai buvo pagrindinis akcentas. Na, tuo tarpu Rimantas Žvengilas irgi panašiai kalbėjo, kad pagrindinis mūsų akcentas yra tas, kad yra aikštės viduryje. Svarbu laikyti standartinių situacijų specialistas. Atlanto ekipoje dar vienas perdavimas ir smūgis į vartus. Vėl Paulius Pocius, kaip žaidžia jis, jei ne jis, ir po to jau atmuša kamuolį Paulius Pocius ir po to suskumba pats pirmasis prie kamuolio. Ne gynėjai pirmieji suskubo, ne dar kažkas, ne varžovai, o pats Paulius Pocius. Startinėje sudėtyje, neįtant galbūt tikėta, tačiau pamažu šis jaunas gynėjas įsitvirtina. Tarptų žaidėjų, kurie pradeda mačą nuo pirmųjų minučių, šiandien tarptų dar viena standartinė situacija ir vėl prie kamuolio Marius Papšys. Kol kas standartinės padėtis labai pavojingos ir vėl ieškomas Evaldas Raziulis. Atakos Maigalyje ir kol kas bene daugelis išpuolių būtent vyksta per Evaldą Raziulį. Išmuša kamuolį Darius Jankauskas. Jis taip yra todėl, kad Modestas Vorobjovas turi 3 geltonas korteles ir tai yra jau savotiškas pasitaupimas artimiausiams rungtynėms, o artimiausias mačas bus Lietuvos futbolo federacijos Druskininkų Germė taurės aštuntfinalis su Panevėžio Ekrano ekipa. Tuo tarpu Atlantas žais su Vilniaus Žalgiriu. Tos ekipos, kurios galima sakyti labiausiai viena kitai aikštės viduryje. Grumėsi Šiaulių ir Atlanto komandos futbolininkai. Dar viena pražanga. Ar ne, dabar pražangos lyg ir nebuvo. Tiesiog pamatė idėjų, kurie gali keisti vienas kitą ir kaip sakė Rimantas Žvengilas, reikia įrodinėti ne tik jauniems žaidėjams, tačiau ir tiems patyrusiems komandos lyderiams irgi reikia įrodinėti savo vertę treniruotėse ir taip pat rungtynėse. Šiandien, žiūrint į startinę Atlanto komandos sudėtį, tarkime, Gerardas Žukauskas, žaidėjas, kuriam šiuo metu 19 metų, Edgaras Žarskis irgi 19 metis, Skirmantas Rakauskas, tai kad bene 4-1 galbūt taip. 4 labai gerus šansus turėjo Atlanto futbolininkai ir vieną galimybę turėjo šiauliečiai, kai Tomas Antrotakos mušė iš toli ir išgelbėjo savo komandą. Galbūt ne tiek, kiek išgelbėjo, kiek tiesiog sužaidė taip, kaip ir turėjo. Mantas Galdikas tolimą smūgį atrėmęs. Markas Beneta dabar, Tomas Kančelskis, vis dėlto tokie prasižengimai yra tikrai pavojingi. Dar vienas perdavimas ir išmuštas kamuolys dabar. Tarp atsarginių irgi minėjau, tačiau yra ir žaidėjų, kurie šiandien nepamatysime. Aikštė dėl traumų. Filipas Žderičius yra patyręs traumoje. Traumuotų žaidėjų atrodo nėra. Pajėgiausia sudėti šiandien rungtyniauja išskyrus Andrius Bartkus žaidėjas, kuris vis dar jaučia kirkšnies skausmus. Tiesa, ir ant atsarginių žaidėjų su aikštelė tai ir daro ir išmušamas kamuolys. Kazimieras
Gnedojus apsigina. Vienas tų retų atvejų, kai šiauliečiai pereina į varžovų aikštės pusę, čia dabar Mantas Fridrikas, yra Evaldas Raziulis. Vėl perdamas būtent link Evaldo Raziulio, čia Ernestas Veliulis grumėsi su varžovais. Edvardas Pšelenskis, nepaisant to, kad jam yra 17 metų, čia Marius Popšys krinta, dabar vėl baudos aikštelėje, vėl klausimai žiūri į Nerijų Dunauską, vėl Nerijus Dunauskas 11 metrų baudinio nerodo dabar. Čia berods Dovydas Sužiedėlį pasižiūrėjo dabar Marius Popšys. Tenka įrodyti savo vertę iš naujo. Marius Popšys apgauna dabar Mantą Fridriką ir Popšys baudos aikštelėje. Ir vienintelis puolėjas Dovydas Medžiaušis. Šiandien yra ir Domagajaus Verai. Gerardas Žukauskas, perdavimas dabar į priekį. Mantas Fridrikas grumėsi su Evaldu Razuliu ir 90-ąją Nikas Tokičius įmušė įvartį Šiauliams ir po to vėl Georgas Salavardašvilis pasižymėjo dar kartą jau per pridėtą rungtynių laiką. 24-oji mačo minutė, taigi apie galbūt 12 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Nerijus Dunauskas laiko 1 minutę galbūt ir pridės. Vis dėlto buvo laiko dabar ant kojų, bet sunkiai. Ir taip Atlantas uraganiškai pradėjo šias rungtynes, labai pabando tą kamuolį branginti. Ir kol kas tai sekasi daryti. Gusačenko perdamas komandos draugui Mantui Fridrikui. Fridrikas į priekį ir čia galva dabar. 3 kartus pasižymėję Andrius Bartkus, Kazimieras Gnedojus bei Lukas Baranauskas. Tiniaujant, žinoma, visų pirma reikia stengtis apsiginti. Nuo Manto Fridriko kamuolys už aikštės ribų. Gerardas Žukauskas, Marius Popšys dabar turi, atrodo, šansą perduoti kamuolį į baudos aikštelę ir Mantas Fridrikas ramiai ir užtikrintai, tos tiesa neranda komandos draugų, kuriems dabar galėtų atlikti perdavimą į priekį. Dabar Gaidų Šiaulių miesto savivaldybės stadione. Tokius skanduočių apskritai SMS savo vyresniems kolegoms Klaipėdos Atlanto 3 futbolininkai žaidžiantis Lietuvos futbolo federacijos 2 lygos vakarų zonos pirmenybėse, Kuršėno Čenko ir Gusačenko gražina kamuolį atgal Pauliui Pociui ir Mantas Fridrikas. Dabar perdavimas į priekį ir Arminas Vaskela pražanga. Darius Jankauskas. Tautvydas Aliošius gražina kamuolį atgal, Tadas Aliošius ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir kaip sakė Rimantas Žvingilas prieš rungtynes daugelis šiandien Nikas Tokičius yra vienintelis legionierius aikštėje. Šiaulių futbolininkai, Šiaulių sudėtyje daugiau nusiteikęs labai rimtai tuo uraganiniu spaudimu varžovams, galbūt ir ne. Darius Jankauskas, reikėtų pagirti tikrai, jums būtų šviesiau, galbūt ir dėl to, kad Evaldas Černiauskas padarytų gražesnės nuotraukas. Arminas Vaskela ir Tautvydas Aliošius. Pirmojo turo rungtynėse susitinka Šiauliai ir Klaipėdos Atlantas. Pirmosios 45 minutės pasakė, kad šiek tiek stipresnė yra Atlanto komanda. Bent jau pagal rezultatą, sakau, šiek tiek įvartis 1 ir jis pelnytas pačią pirmąją mačo minutę. Jį įmušė po berods Ernesto Veliulio perdavimo pasižymėjęs. Jai daugiau nepavyko. Po to ir Šiauliai bandė palaikyti kamuolį, bandė žaisti gana įdomų, neblogą futbolą. Jiem irgi įmušti nepavyko. Taigi toks rezultatas. 17-asis Dovydas Medžiaušis, 19-asis Edvardas Pšelenskis, 21-asis Tomas Birčkys, 22-asis Arminas Vaskela, 23-asis Justas Kamuolį dabar į priekį. Ir po to perdavimo kamuolys atitenka aikštės šeimininkams, Šiaulių komandos futbolininkams. Ir vėl perdavimas į priekį, čia Mantas Fridrikas kamuolį. Vienintelis rungtynių įvykis šiandien yra įvartis ir jis pelnytas
pirmąją mačo minutę. Čia smūgis ir virš vartų dabar muša Darius Jankauskas. Gali šis žaidėjas buvo pirmojo kėlinio pradžioje. Ir atrodo, kad būtent todėl, ko gero, Konstantinas Arsanija nori į aikštę leisti du futbolininkus, kurie žaidžia aikštės viduryje. Ir Andrių Urbšį ir krašte. Netgi atrodo dažniausiai krašte. Atlanto komandoje kraštinių žaidėjų yra, netgi galima sakyti, per daug. Galima tai pajuokauti. Yra Marius Pupšys, yra ir Andrius Bartkus, ko gero, turėtų dabar žaisti atraminę saugo poziciją. Galbūt ir ne, bent jau pagal tai, kaip dabar atrodo įsidėstę futbolininkai yra. Ir 14 val. Tauragės Tauras Vilniaus Žalgiris, Tauragėje ir 19 val. Panevėžio Ekranas Gargždų Banga. Rungtynės, kaip ir minėjau, 19 val. Panevėžyje. Dvikova, kuri turėjo vykti vakar, tačiau vyks rytoj. Nukelta į tą dieną. Čia Mantas Fredrikas į baudos aikštelę. Ir nuo Kazimiero Gnedojaus. Ten ir viena ir kita komanda poilsio daugiau neturės. Galbūt Tauras tik tais keliomis valandomis daugiau. Čia dabar šansas ir kamuolys Manto Galdiko rankose. Ir čia dar viena standartinė situacija ir Marius Papšys, jo perdavimas į baudos aikštelę, išmuštas kamuolys, Mantas Fredrikas, Sostinės Polonija, Šiauliai Panevėžio Ekranas, Tauragės Tauras Gargždų Banga bei Palanga Pakruojo Kruoja. Tokios yra tos poros ir gražinamas kamuolys į žaidimą, kova dėl kamuolio, čia Mantas Fredrikas vėl laimi oro dvikovą antrajame aukšte. Šiauliečiai rungtyniaus artimiausia dvikova, neskaitant žinoma taurės rungtynių. Atlanto irgi neskaitau taurės rungtynių, sakau SMS Credit LT lygą. Šiauliečiai irgi žais su Tauro futbolininkais. Tiesa, jau 33-ame ture ir dabar šiauliečiai po taurės rungtynių, po šios savaitės, artėjančios savaitės su Tauro komanda savo aikštėje, su ekranu irgi tarp savų žiūrovų. Su Dainava išvykoje, su Kruoja išvykoje ir savų žiūrovų. Ir čia Marius Papšys vėl baudos aikštelėje, vėl krinta, kaip ir pirmajame kėlinyje porą kartų. Nori 11 vidaus čempionatą ir tikrai puikiai sutarė. Čia dar vienas perdavimas link Mariaus Papšio ir perima kamuolį Mantas Fredrikas. Šiaulių komandos kapitonas. Ir to, kad kamuolys atitenka Pauliui Pociui. Jeigu rungtynės pasibaigtų tokiu rezultatu, Atlantas Poti gali gauti vos vieną. Andrius Urbšys. Galva perdavimas į priekį. Ir gražinamas kamuolys į žaidimą. Dabar futbolininkas žais krašte arba Tadas Iliošius, kaip jam buvo įprasta Vėtros komandoje Sūduvos ekipoje, arba Andrius Urbšys. Pagal dabar, kaip stoja futbolininkai, rugsėjo 21-ąją, o Atlantas su Žalgiriu žaidė rugsėjo 17-ąją. Ernestas Vėliulis, atakos Maigalyje ir Paulius Pocius gelbė netenkinti Konstantinos Arsanijos. Šiandien Šiauliai netgi, neskaičiuojant galbūt pirmųjų 25 minučių, netgi daugiau galbūt, skaičiuojant tą laiką nuo 25-osios maždaug minutės laikė kamuolį nei Atlantas. Bent jau panašiai turėjo būti. Suprantam, Atlantas pirmavo jau labai anksti, bet ko gero norėtų Arsanija, kad daugiau pavyktų palaikyti kamuolį. Čia įsibaigė mačas čia Šiauliuose. Ir dabar rezultatas irgi gali būti toks pat. Ir tiek 13 ture, tiek apversti skaičiai 30 mačo minutę, taigi pusantros kažkur lieka iki tol, kol pasibaigs šių rungtynių laikas ir bus pridėta, manau, kad tikrai bent jau 3 minutės, galbūt ir 4. O štai čia dabar nepatenkinti Klaipėdos Atlantos sirgaliai tomis pridėtomis minutėmis. O Šiaulių gerbėjai iš karto paploja, pamatė tas 6 minutės. Ir Nerijus. Matėme, kad ir Nikas Tokičius galėjo nukreipti kamuolį į vartus ir išlyginti rezultatą. Vėliulis. Perima kamuolį Mantas Fredrikas, tačiau dabar 4 futbolininkai yra likę. 4 Atlanto gynėjai prieš 3 atakų. Keičiamas berods Edvardas Pšelenskis, vietoje jo Modestas Vorobjovas. Dabar ko gero 3 gynėjais bandys rungtyniauti. Šiauliai vis dėlto atlieka paskutinį įkeitimą
Dabar tikrai keistas sprendimas ir neveltui ko gero skėsčia rankomis Andrius Rupšys. Jis išmetė kamuolį. Skaičiuotume ir taurės turnyro finalą. Įmušė Žalgiriui per 4 rungtynes 6 įvarčius. Atlantas, kuris 2 kartus laimėjo čempionate ir taip pat žaidė pusfinalį su Žalgiriu LFF taurės turnyre. Tai yra sužaidė net 1 rungtynėmis daugiau, įmušė 5, apie kitus net nekalba. Tai yra tik į naudą. Konkrečiai futbolininkui, kuris nuo pat pirmųjų savo žingsnių didžiajame futbole turi galimybę žaisti prieš Žalgirį, ar žaisti prieš ekraną, ar žaisti prieš labiau patyrusius žaidėjus ir žaisti prieš komandą, kuriai vadovauja patyrę strategai. Tai yra neįkainuojama patirtis ir vėliau, turėdami žaidiminės patirties tikrai daug. Galvoje Žalgirio vidurio gynėjų komplektacija, ko gero, didelio skirtumo nėra. Tai yra Peričius Jankauskas, ar Jankauskas Skerla, ar Peričius Skerla. Taip, būtent šiuose rungtynėse tikrai neturi, mano manimu, įtaką, kad nėra labai paprasta ir nebus tikrai lengva, o bet kuri situacija gali virsti geltona kortelė ir būsi priverstas praleisti dar svarbesnės rungtynės su, tiesioginė turbūt oponentu į aukso medalius. Kitas dalykas, aš manau, taip, Atlanto pergalė atkūrė intrigą šiame čempionate. Vėlgi, žiūrėdami į turnyro lentelę, nepaisant to, kad Atlantas yra antras dabar su 55 taškais, mes turbūt turėtume sakyti, kad... Ir daro nuo pat pirmųjų akimirkų ir tikrai kol kas Žalgiris neturi rimtų epizodų prie Šiaulių vartų. Paulius Janušauskas prasižengė čia prieš Modestą Vorobjovą ir jam ir Eivinui Zagurskui. Eivinas Zagurskas puikiai perėmė kamuolį ir po to matėme, kad tikrai sugebėjo įžaisti Žalgiris labai greitai ir tiksliai, bet vėlgi, kaip minėjau, legionieriaus pirmasis kamuolio prilietimas nebuvo. Ir Arminas Vaskela taip pat. Viduryje Eliošius, jis ir Vorobjovas. Tai reiškia, kad... Įlystė. Ir pažiūrėkime rungtynės Marijampolė. Rungtynės su Klaipėdos Atlanto truputėlį galbūt ir parodė, kad Žalgiris šį dieną yra persutinęs futbolo, kad yra, pavalgė jo tiek. Pagal garbingo žaidimo principus kamuolys grąžinamas Šiauliams ir Klimas Gusačenkas su Mantu Friedrichu pradeda šiauliečio ataką. Friedricho perdavimas į priekį. Rezultatyviausia Šiaulių žaidėja. 5 įvarčius yra įmušęs Niko Tokičius. Galima prisiminti, kad Šiauliuose žaidė ir Georgijus Alaverdašvili, kuris tada, kai buvo komandoje... Į vartininką, tačiau, aišku, Rutkauskas pasirinko poziciją tinkamai, smūgis galbūt nelabai įvykęs, bet mintis gera ir, aišku, kaip minėti, yra tikrai rimtas toks įspėjimas, kad žaidimo į vienus vartus nebus ir kad reikia, aišku, pasisaugoti ir pasižiūrėti, kad Šiauliai... Dainavai tada, kai net 5 žaidėjams teko pasakyti Šiauliams sudie. Ieško tų būdų ir, kaip minėjau, Šiaulių jaunimas kol kas tvarkosi gana solidžiai. Friedrichas. Tokičiaus link. Galbūt ir susižaidimo, vėlgi traumas. Ta juodžiausia sezono dalį Šiaulius kamavo. Friedrichas. Kairiuoju kraštu šiauliečiai bando, suprantama, dublerių komandoje, bet dabar jau kuo toliau to dažniau ir pagrindinėje sudėtyje. Kuklys pabandė. Lokomolovą turbūt tikrai. Vaikūnas. Puikus reidas su kamuoliu. Ir perdavimas geras, man pasirodė, kad pirmų. Tada būtinai reiškia kažką. Tai yra, galime prisiminti, kad ir praėjusio turo rungtynes. Pirmasis kėlinys 0-0, galutinis rezultatas 1-5 su Sūduva. Galime prisiminti rungtynes, trečiojo rato rungtynes su Pakruojo, kai šiauliečiai pirmavo 3-1 ir išleido pergalį iš rankų, nusileido 3-4. Antrajame kėlinyje Bielienskės. Ir Eivino Zagurskos. Šiaulių ekipos sudarė toks jausmas, kad įmuš pirmą įvartį, turi minėję Žalgiris, jeigu pelno pirmą įvartį. Ir taip, ir tada komandai būtų N kartų sudėtingiau. Tik didesnė tokia koncentracija yra aikštės viduryje ir gynybos srityje. Ir aišku, norisi Šiauliams kur daugiau atsilaikyti, nes žaisti atvirą futbolą matome, kad būtų labai sudėtinga. Vis tik kaip komanda ir galbūt individualiai paėmus futbolininkus Žalgiris turi. Kas galėtų pakeisti įvykių eigą šiose rungtynėse? Kol kas lieka gulėti ant žolės.
Kaip tu manytum, jeigu staiga Zubas tampa treneriu, ką galėtum pasakyti? Manau, kad tai labai sudėtinga būtų situacija, ar nelabai tikiu, kad tai bus, bet kita vertus vėlgi šiame aspekte. Kita vertus, aišku, pasikviesti strategą su vardu, ar Markas Zubas jau ragavęs A-lygos bent jau virtuvės, tikrai mato nemažą dalį Lietuvos futbolininkų. Tai iš tikrųjų pakelti vėliavėlės ir rungtynės gali visiškai pakreipti kitą vagą. Po keletos minučių turi priprasti prie aikštės, priprasti prie šlapios dangos ir štai atlikinėti panašius perdavimus kaip dabar. Na, tik sėkmingesnis. Kvadratą turbūt pažaidė, ir prieš rungtynes, ir per pertrauką. Labai gerai, nes visų pirma nepraleidė įvarčio, kita vertus labai daug progų Žalgiris nesusikūrė pirmajame kėlinyje. Taigi tikrai bent jau iškeltus tus uždavinius pirmosiams 45 minutėms, ką ir minėjo Tomas Kančevskis prieš rungtynes, Jaulis, aišku, Šiauliai niekur neskubės, o savo šancelio stengsis nepraleisti. Ir vėl dar vienos sunkios rungtynės. Žalgiriui žaidžiant su jaunų berniukų. Juolab, kad galbūt vienas kitas turi 18 metų, reikia žiūrėti į mėnesių ir tą gimimo datą, tačiau faktas tas, kad jaunieji futbolininkai kada gauna, kai visiškai jaunus futbolininkus įrodė, štai Nonionzi turi puikų šansą dabar. Ir Kabelis Bilinskas savo įvartį šį sezoną. Pagaliau pralaužė. Yra šiai dienai toks, kad gali grasinti Žalgirio vartams, kad gali šturmuoti Žalgirio vartus, kad gali žaisti pirmojų numerį šios rungtynėse. Manau, kad jiems to nereikia, bus labai sudėtinga. Ir komandinis, toks taktinis ar galų galėjų meistriškumas yra truputėlį skirtingas nuo Žalgirio futbolininkų. Ir individualiai, kaip ir minėjau, futbolininkus, jeigu paėmus atskirose pozicijose. Mantas Friedrichas su kamuoliu. Ir Švariuga. Vaskela. Friedrichas. Gusačiai. Gargždai tolokai viršuje. Dainava. Ne ta komanda, kuri su dabartinėmis savo apsukomis galėtų realiai pretenduoti Šiauliečius pavyti turnyro lentelėje. Dėl to Šiauliai ir gali kaupti tą patirtį, ypatingai jaunieji futbolininkai štai tokiuose rungtynėse, kad ir pralaimėsi ar 0-1, ar 0-2, ar 0-3. Tikrai, manau, tragedijos nėra, nes Žalgiris, kaip ir kalbėjome, tikrai šiai dienai yra pajėgesnė komanda, bet pažiūrėkime, kiek jiems išeina šiai dienai. Ir matėme ir pirmame kėlinyje, prisiminkime porą tokių epizodų, kurie, leido pagalvoti Žalgirio strategui. Tai viskas paprasta. Ir nuo pirmųjų antro kėlinio minučių matėme Žalgirį tikrai suaktyvėjusi. Nepavyko įmušti įvartį, tačiau to tikrai nepakanka kol kas, nes tas rezultatas yra labai slidus. Viena klaidelė gali nubraukti visą tą darbą, kurį žalgiriečiai atliks šios rungtynėse. Apie Agnių Juozapaitį jau minėjau. Juozapaičiui irgi 18 metų. Dar vienas jaunas futbolininkas Šiaulių komandos sudėtyje šiandien. Mantas Friedrichas perskaitė varžovą. Leliuga. Kuklys Ryčio Leliugos link. Pademonstravo, kad verta stovėti vartuose nuo pat pirmųjų minučių ir kad tie praleisti įvarčiai lygoje yra nemaža dalimi ir jo. Kada reikia, tiesiog sužaidžia šauniai. Dėl to vaikščiojimas plonų ledu. Tačiau žaidimo prasme Žalgiris kol kas epizodiškai galbūt rodo tą lyderio žaidimą, kol kas trūksta to solidumo, vis tik mano tiesiduryje. Tai trumpi perdavimai, jau nekalbu apie ilgesnius kamuolio perdavimus į puolimo zoną, sunkiai randa adresatus ir Šiauliams kol kas matome tikrai pavyksta gana neblogai ardyti. Aikštėse yra rezultatai ir žaidėjai, tą patį sako, svarbiausia yra rezultatas, svarbiausia yra 3 taškai, jeigu šiandien rungtynės baigsis tokiu rezultatu, iš esmės Žalgiris turėtų būti patenkintas. Kitas dalykas, tai kelia nerimo turbūt prieš rungtynės su Panevėžio ekranu, kai varžovas bus vis dėlto. Po pirmųjų akimirkų netgi ir praleidė įvartį, matome, retai atsidūrė Žalgirio aikštės pusėje, arba bent jau tikrai retas epizodas, kada grasintų rimčiau Arvydo Vitkausko vartams. Taigi tikrai rungtynės, mano manimu, bus skirtingos. Negalima dėti lygybės ženklo tarp šių ir laukiančių mūsų trečiadienį. Raziūnas. Leliuga. Na, štai čia tas tikrasis Rytis Leliuga, kurio mes Žalgiriui klausimas, ar pavyktų įmušti tą lemiamą antrą įvartį.
Nes laiko netiek ir daug, taip, iki rungtynių pabaigos. Ir aišku, Šiauliai irgi galimybės tokios, kad matyt ieškos to šanso iki pat, lauks to šanso iki pat rungtynių pabaigos, na galbūt per teisėjo kompensuotą laiką nuo 88-osios ar prie televizorio ekranų ir labai aišku, ko jie norėtų. Šiose rungtynėse Žalgiris artėja prie pergalės, bet sakyti, kad ta pergalė jau kišenėje kol kas yra gerokai per anksti. Artėja prie sunkios, prie darbinės pergalės. Tai yra iš tikrųjų taip. Šiandien galbūt savaitgalio vakarą žmonės, daugumas ir gali nusprendė, na ir oras. Savo publiką ne tik Lietuva, tačiau ir Vilniuje, todėl pamatysime galbūt ir jų fanų daugiau stadione. Dabar Velinskis smūgį. Į Friedrichą, skausmingas smūgis į veidą, ar ne, atrodo pataikė. Nes aiškiai viskas, aišku, įmanoma. Ne, tačiau vėlgi ne tos rungtynės. Galbūt jeigu pasikeistų rolėmis komandas, tada galbūt galima pafantazuoti, kad įmanoma įmušti porą įvarčių. Tačiau dabar, aišku, Šiauliams sudėtinga, labai sudėtinga įsigelbėti. Turime tikrai keletą neblogų epizodų, kurie ir leido sunerimti ir Marekui Zubui, nes pastarasis visas rungtynės stovi šalia aikštės, taigi reiškia, kad nėra patenkinta. Galimybė kontratakuoti, pajėgos nemenkos ir paskubėjo turbūt Mantas Kuklys, galima buvo ir ramiau sužaisti šioje situacijoje. Šilėnas. Tada gynybos linija, ten viduryje turėtume matyti Klimą Gusačenko 4 numerį ir Mantą Friedrichą numerį 25. Grįžta šiandien rikiuotė Filipas Žderičius, jis numeris 33. Na, turėjimas variantas, kad Vaskelą matysime krašte, tai mes netrukus išsiaiškinsime. Taip pat yra Leonidas Mušnikovas, numeris 12 ir, na, žiūriu, kad Mušnikovas žaidžia kairėje, kaip kairė, taip pat aikštės viduryje ir Žilvinas Banys, numeris 15. Na, gali ir Žilvinas Banys, aišku, žaisti atraminę saugo pozicijoje. Čia nieko nuostabaus. Toliau kraštuose rūpinsis būtent atakuojančiais veiksmais, tai yra Artūras Vichno, kuris, na, žinoma, žais žemiau negu Aurelijus Staponka. Pakėrė startiniai 11-ukai, sakyti, kad kažkokių didelių staigmenų pateikė vienas ir kitas treneris, vieną komandą treniruoja Mindaugas čia, mes suprantame, kiekvienas treneris nori būti geriausias. Čia Mantas Friedrichas su kamuoliu. Šiauliai yra ta komanda, kuri, na, manau, vis tik jog turi tarp Lietuvos ir Belgijos rinktinių. Tačiau futbolas yra futbolas, jis visada buvo ir bus populiaresnis. Tai yra visiškai normalu, čia štai toks kampinis pakeltas, smūgis link vartų. Modestas Vorobjovas irgi ne visada žaidžia startinėje sudėtyje pas Šiaulius. Tačiau, na, vaikinas, kuris tikrai, kaip pirmą kartą pamačiau debiutuojantį dar Šiaulių komandą, man jau iš karto patiko, gali ir teisėjas nepasigailėjo. Čia Grigaitis krašte, prieš tikrai jaunas žaidėjas, kuriam bus nelabai lengva tvarkytis su Grigaičiu, tai yra Justas Raziūnas, 23 numeris ir draugai atsidūrė 3 kartus netgi vieni prieš vartininką, tik tai bėda, kad nį kartą kamuolį į vartų tinklą jiems pasiūsti nepavyko. Čia, na, buvo palikta erdvės ir tikrai aikštė šis žaidėjas mato puikiai, tai yra turbūt didžiausia. Tai yra paskutinis tarpusavio susitikimas tarp Gargždų Bangos ir Šiaulių ir tikrai šios rungtynės yra neeilinės. Čia vėlgi neblogas perdavimas, šį kartą jau ieškant Evaldo Grigaičio ir kol kas kūrybiškiau žaidžia visą. Aikštelės siunčiamas kamuolys. Klimas Gusačenko. Čia štai toks pabandymas ir viskas baigėsi be kažkokio rimtė. Na, tarp kitko, nepaisant to, jog tai yra dirbtinės dangos vėja, tačiau prieš šias rungtynės buvo specialiai stengiamasi, na, pagerinti tos dirbtinės vėjos kokybę. Staponkas ten nei iš tolo nebuvo. Pats į priekį muša ten ir vėl. Karaliauja tik tai varžovai. Čia jau Friedrichas išėjęs iš savo pozicijos ir tokiose vietose visada pavojinga, jeigu tu praleidai varžovą ir dabar jau pavojus. Mantas Friedrichas kairiuoju kraštu, nuostabus perdavimas į baudos aikštelę. Tenka palikti Klimui Gusačenko kol kas aikštę, tai gali pabandyti, aišku, išnaudoti Gargždų Banga, tačiau Friedrichas puikiai žaidžia dabar prieš Evaldą Grigaitį, kuris dar susijęme su šonu. Gal tai yra tos rungtynės būtent, kur tiek vieni, tiek kiti tikrai sieks pergalės, nes ir Banga, ir Šiauliai puikiai supranta, kad varžovas yra įveikiamas. Jeigu tu pademonstruosi geriausią savo futbolą, tu tikrai gali iškovoti pergalės kaip 3 taškus. Dėl to abejonių nėra absoliučiai jokių. Čia Friedrichas pakovoja su Staponka ir vėl Friedrichas tą dvikovą laimi. Tačiau čia yra Banys. Banys, kad kai įgaus
šis vartininkas geras sportinė forma, tai turbūt jis bus pagrindinis vartininkas Gargždų Bangos komandai. Na, vis tik Rimantas Bogužas tikrai šiame sezone buvo rungtynių. Čia ir toliau kamuolys pas Bangą. 29 minutė. Friedrichas prasižengia prieš Saponką, net ir pats nebando dabar to neigti, kad puikiai supranta gargždiškiai, jog labai svarbu yra nepraleisti įvarčio pirmiems. Friedrichas pabando smūgiuoti. Skrieja kamuolys šalia vartų. Čia vieni ir esame. Vieni tampa futbolininkais, o kiti geriau komentuoja tai, kas vyksta aikštėje, nes patiems į kamuolį pataikyti sekasi sunkiai. Čia Martynas Duda. Ten link Artūro Juchno siunčia kamuolį. Juchno truputėlį stumiamas. Tačiau nieko garbaus nebuvo. Čia Juchno, ir vėl superinis perdavimas, ar ne? Grigaitis. Pražanga. Vienareikšmiškai ir čia jau šansas geras. Kitas dalykas, dar ir geltona kortelė yra rodoma. Už tai šią pražangą Mantui Friedrichui. Būtent Vasizdas. Labai nesėkmingas epizodas vartininkui, tačiau būna. Man pasakiau Martynas, koks Martynas, atsiprašau, žinoma, Mantas. Kažkaip pastaruoju metu truputėlį išsiderinęs atrodo šiauliečių žaidimas. Tačiau dalykas tas, kad nepavyksta tų klaidų išnaudoti Bangai. Ir Mindaugas čia pasliepia truputėlį galbūt ir labiau bolininkas iš Rusijos ir šioje situacijoje jam jokių priekaištų negali būti. Tuo tarpu iki pertraukos lieka labai nedaug laiko. Čia su ugnimi žaidžia Tautvydas Eliošius. Tačiau jis žino turbūt, kur yra komandos draugai. Ir dar viena Bangos ataka. Banys aikštės viduryje. Bando už Kalnieriaus taip vadinamą perdavimą atlikti. Čia Grigaitis. Prie kamulio yra pirmas. Į baudos aikštelę ir labai sėkmingai šiauliečiai ginasi. Kažkoks pasimetimas truputėlį šių. Na, kaip visada, čia Gargždų miesto stadione galima. Pavyzdžių yra. Pasižiūrime į rungtynių protokolą ir matome, jog vietinės futbolo mokyklos auklėtinių tikrai yra ir jie po truputį integruojasi ir į pagrindinę komandą. Aišku, viskas vyksta palaipsniui, žingsnis čia anas. Ir perdamas į priekį, link Staponkas. Na, turint tokį puolėją, aišku, daug tolimų kamuolių ir atliekama, tai yra normalu. Ir teisės vis tik laiką turbūt pridės. Na, nerodys. Kurioziškas įvartis į savus vartus, aišku, labai apmaudu futbolininkui, tačiau ką jau padarysi, būna ir štai tokių epizodų. Taigi, na, pakankamai gražus įvartis į savus vartus. Džiaugsmas, žiūrint, kaip rungtynės klostysi. Na, tikimybė, kad paims ir Šiauliai įmuš šiandien keletą įvarčių, na, nėra didelė. Nebent Šiauliai, aišku, pagerintų žaidimą, kuris pirmajame kėlinėje perbėgsiu per komandų sudėtis. Tiesa, po šios atakos, na, ataka baigėsi labai greitai. Čia Mušnikovas kamuolį turi, gauna iš Manto Friedricho, pats skuba ir buvo pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Tuo tarpu šeimininkai Rimantas Bogužas numeris 25 vartose, gynybos vidurė Karolis Urbaitis numeris 4 ir Martynas Duda. Gynybos žaidėjas suolelis pas Bangą, na, jis nėra labai ilgas, būtent kalbant apie žaidėjų kokybę. Daugiau tai yra jaunimas vis tik. Pas Šiaulius irgi jaunimas, tačiau tas jaunimas jau užgrūdintas rimtose mušasi ir todėl tai, kad viskas baigėsi taip, tačiau tikrai pakankamai arti tikslo. Šioje situacijoje buvo Šiaulių komanda, kuri pakankamai užsivedus ir motyvuota, atrodo, po pertraukos ir Tomas Kančelskis tikriausiai yra. Rungtynėse buvo ant klubstuko, jis yra puolėjas. Ir ką jis pakeis? Na, jeigu į poziciją, tada turbūt Niko Tokičių. Tačiau galima keisti ir kažką kitą. Ir tokiu atveju būtų galima vėlgi, tarkim, Domagojų Verają pastatyti į priekį, o Tokičių, tarkim, pastatyti į kraštą. Na, žodžiu, čia vėliausiai pamatysime. Jungtas čia yra po pertraukos ir dirbtinis apšvietimas, kadangi pakankamai tamsu apskritai. Keitimas tam, kad pabandyti pagyvinti tą kraštą. Tomas Salaminavičius. Žais kairėje, žiūrėsime, kaip seksis jam. Vaikinas, kuris šiame sezone jau ne kartą įrodė, yra kviečiamas ir į Lietuvos U21 futbolo rinktinę. Kas savame suprantama daug ką pasako, nes prastų žaidėjų į rinktinę niekas elementariai nekviečia. Staponka. Geras perdavimas, Banys. Aštrus kampas, Žilvinas Banys pabando savo laimę, uždirba kampinį. Kamuolys aikštė palieka. O iš tikro perdavimas, kurį dabar atliko
Aurelijus Staponka buvo tiesiog liuks. Ir dar vieną kampinį matysime. Rezultatas yra Banga 1, Šiauliai 0. Ir čia perdavimas toli į priekį. Ir vėl Friedrichas aukštus kamuolius susirenka visus. Lengviau bus priekį žaisti ir Bangai, taip kad vėlgi laimės tik tai žiūrovas. Friedrichas spaudžiamas. Aurelijus Staponka. Prižiūrė Kilaičius, bus labai sunku kažką pakeisti. Perdavimas iš dešinio krašto. Ten tikrai šauniai pakovojo Tomas Alamanavičius. Turbūt, kad norės smūgiuoti. Staponka. Ten su Friedrichu kovoja Artūras Juchno. Friedrichas, pozicinėme žaidime praktiškai be klaidų. Niko Tokičius. Ar bus keičiamas kažkas iš jų? Mes netrukus pamatysime. 4 metais. 19 metų jam reikia keisti kraštą. Oi, kažkaip per lėtai viskas daroma. Ten Salamanavičius juk taip gerai kirtinėja. Ir nesvarbu, ar komanda žaisdavo gerai ar blogai. Aišku, kai žaidimas gerai klijuojasi, daugiau žmonių ateina į stadioną. Tai yra tiesa. Tačiau taip yra praktiškai visur. Vėl toks futbolas, kuris primena dalį pirmojo kėlinio, kai tikrai nei viena, nei kita komandai kažkokių didelių pavojų to kamuoliu gali džiaugtis. Juchno techniškai pabandė prieš Vorobiovą. Teisėjas pražangos neižvelgia. Puikiai dabar žaidžia Važa Bedovos Gargždų Banga. Po atkaklios ir įdomios kovos, kurioje vis tik Banga buvo šiandien. Bent jau kol kas per 75 minutės tikrai geresnė komanda. Grigaitis. Bręsto trečias įvartis. Į baudos aikštelę. Ten niekas prie kamuolio nespėja. Ir šiauliečiai bandys griebti su šiaudama. Puikiai žaidžia čia. Puikiai žaidžia Banga. Tačiau nelabai puikiai žaidžia tada, kai labiausiai reikėjo. Celiošis į kraštą. Praranda šiauliečiai kamuolį tokioje vietoje. Gerai, kad viskas gerai baigėsi dabar. Link Staponkos. Staponka galva toliau, galbūt ir ne visai taip norėjo sužaisti. Tačiau gaunasi būtent taip. Ten jau karaliauja Klimas Gusočenko. Savus vartus 2 kartus iš eilės, bet tikimybė yra turbūt mikroskopinė. Įžaidžia kamuolį Banga. Ne, čia niekas pražangų nefiksuos, tačiau išsilaiko ant kojo. Geras. Spėja prie kamuolio pirmas. Ištaiso savo klaidą, Važa Bedoidzė. Juchno kulniuku gražiai Banys tarpą dabar kam Staponkai metė. Pernelik rizikinga. Jau kuris laikas mes nematėme nieko pavojingo iš Šiaulių pusės. Dabar Friedrichas link vartų. Bogažas nesiryžta kamuolio gaudyti, galbūt ir gerai. Jai trūksta tikslumo atliekant gerą perdavimą. Bent jau suplanuotą gerą perdavimą. Link Staponkas. Įgyvendinimas nebuvo toks geras kaip pati mintis. Už aikštės ribų. Kazanėjo 2 kartus. Šiaulius jau įveikė, 1 kartą sužaidė lygiosiamis ir šiandien artėja link 3-osios pergalės. Taip pat tarpusavio balansas bus labai išreikštas būtent Bangos naudai. Jeigu, tarkim, turnyro galutinėje rikiuotėje komanda. Ir Šiauliams, aišku, skaudžios tokios rungtynės. Skaudi pamoka. Čia nuošalės galbūt net ir nebūtų buvę. Staponka gal net būtų vienas prieš vartininką pabėgti. Vis tik nedažnai tos pergalės būna tokios gražios kaip šiandien. Tokių rezultatų dar ir prieš turnyro lentelės kaimynus. O teisėjas prideda 3 minutės, nepaisant to, jog šiandien čia viskas jau kuris laikas. Pridaryti nemalonumų Šiaulių komandai. Ataka tęsiasi į baudos aikštelę. Čia klaidinamas judesys. Ir Mantas Friedrichas. Puikiai dabar atidirba gynyboje iki galo. Jam priekaištų tiesiog ne.